Labas. Nežinau, kaip pradėti šitą video. Kaip tiesiog papasakot viską, ką noriu papasakot. Ir labai ilgai nefilmavau jokio video ir po metų, neįkėlus jokio video, grįšiu su tokiu video. Liūdnu gan, bet noriu pasipasakot, todėl kad seniau, kai kažką praeidavau blogo gyvenime, įsijungdavau YouTube ir filmuodavau video ir pasakodavaus ir galbūt kas patiriat tą patį, ką aš patiriu, pasijausit ne vieni. Arba gal kažkaip mane labiau geriau pažinsit ir gal suprasit kai kurie, jeigu kažkokį tai įvaizdį turit susidarę apie mane, bet realiai koks skirtumas, kokį įvaizdį turi apie mane, bet tiesiog noriu pasipasakot apie savo gyvenimą, apie tokį liūdną update gyvenimą padaryti ir panašiai. Tai taip ilgai nefilmavau video ir tiesiog nežinau, kaip pradėti, ką sakyti, bet tai va, ką galiu pasakyti, kad 6 mėnesius esu žiauriausiai depresijai savo gyvenime, kokia nesu buvus. Todėl, kad šiais metais ir praeitais metais patyriau labai žiaurių dalykų, kurie komplikavosi į mano kūną ir labai sunku dabar yra, labai sunkus laikotarpis ir nežinau, kaip aš toliau einu, kaip eisiu toliau savo gyvenime, kaip vėl atrasiu kažkokią viltį gyvent ir laimę. Todėl ir darau šitą video, kad pasipasakot ir galbūt kas patyrėt panašiai kažką arba esat patyrę kažkokį tai žiaurų dugną savo gyvenime ir galvojat, kad niekad nebus geriau, bet atsistatėt ir tapot laimingesni vieną dieną ir viskas buvo geriau. Tai galbūt jūs ir man kažką patarsit ir nežinau, manau, Lietuvoje daug kas su to susiduria, todėl kad Lietuvoje apskritai žmonių, kurie pasitraukia iš šio pasaulio, skaičius labai didelis ir mes esam topos sąraše ir panašiai, tai manau, čia Lietuvoje visi depresuovi, ne visi, bet dauguma, ir visi emociškai kenčiam, dauguma, ne visi. Ir aš irgi esu tas žmogus, kuris atrodo galbūt jum, kuris turi viską, turi pinigų, turi namus gražius, turi išvaizdą ar ten populiarumą ir panašiai, bet tie dalykai, kai tau yra atsitikusios kažkokios baisios nelaimės ar sveikata susigriovus, susigadinus, tie dalykai nieko nereiškia, jie pradeda nieko nereikšti. Ir aš 6 mėnesius esu dideliam labai skausme. Fiziškai. Ir manau, tai prasidėjo dėl to, kad dabar nueisiu atgal, kokie man buvo metai, šie ir praeiti metai. Tai va, prieš metus, jau prieš 2 metus, jau kažkur, mano katė miauksi, prieš kažkur 2 metus, mano mama pasitraukė iš šio pasaulio, ji tiesiog perdozavo ir pasitraukė. Ir aš su savo mama neturėjau labai gerų santykių visą gyvenimą, aš su ja buvau, vaikystėje buvo momentai, kai gyvenau su ja ir panašiai, bet aš vis tiek myliau labai savo mamą ir man ji labai patiko apskritai kaip žmogus, dėl kai kurių savo bruožų, aišku, buvo ir dalykų, kurie man nepatiko ir dėl to mes negyvenom kartu dažnai. Ir
aš manau, kad ji ir pati nelabai žinojo, kaip būti mama, todėl kad vaikystėje, paauglystėje jinai mane dažnai palikdavo tiesiog vieną, būti su tėčiu, seneliais gyvent ir dėl to aš dažnai jausdavaus palikta, atstumta ir tiesiog nemylima savo mamos, nors ji, nežinau, su manim nebendraudavo mėnesį iš mėnesio, kai mane palikdavo su seneliais gyvent, po to man paskambindavo ir sakydavo, kad aš tave myliu, taip toliau, tu čia man brangiausia ir aš netikėdavau niekad tai žodžiais, todėl kad ji mane palikdavo vieną. Bet aš vis tiek mylėjau mamą ir ji man tik rūpėjo ir niekad nenorėjau jai nieko blogo ir mama yra mama ir kad ir kokia jinai bebūtų. Bet paskutinį kartą, kai mes kalbėjom, aš su ja bendravau, aš su ja buvau, ji mane, susimaišiau, aš savo mamą paskutinį kartą mačiau, kai man buvo 19 metų, kai man buvo 19 mano gimtadienis, kuris baigės labai blogai, nes mano mama buvo išgėrus ir jinai padarė kai ką labai nefaino man ir mes kaip ir susipykom ir mano mama ir nuo to laiko nesimatėm ir nekontaktavom gan ilgą laiką. Ir prieš jos mirtį, būdavo protarpiais aš su ja bendraudavau, su ja nebendraudavau. Ir paskutinį kartą mes buvom pradėję bendrauti ir mes suskambindavom, pasikalbėdavom apie gyvenimą ir panašiai. Bet paskutinį kartą jinai man buvo parašius, kai mes bendravom dar, kad jinai nori pasitraukti iš šito pasaulio, kad neatsisveikina su manim ir panašiai. Ir aš tada jai skambinėjau, ją pagadžiau ir tada jie apsiramino ir aš sakiau, kad aš jai padėsiu, ko jai reiks. Tiesiog, kad turim kontaktuoti, kad jinai niekur nedingtų ir kad aš jai padėsiu kažkaip. Ir tada kitą dieną, kai ji man prašė tokią žinutę ir kai aš ją pagadžiau ir panašiai, aš jai skambinėjau daug kartų, bandžiau su ja susisiekti ir jinai buvo neįmanoma susisiekti. Ir aš tada paskambinau tėčiui ir tėtis man pasakė, kad mano mama grįžo pas vyrą, kuris prieš ją smurtauja. Ir labai labai daug kartų, kai su ja bendraudavau, girdėdavau, kaip jinai skundžiasi dėl to vyro, kaip jai blogai yra ir kad ji buvo susiradus kitą vyrą, su kuriuo jai buvo geriau ir jinai tiesiog grįžo pas tą vyrą. Ir jinai grįžo tada, kai aš pati sakiau, kad aš jai padėsiu, kad aš jai surasiu butą, kur gyventi ir panašiai, nes aš ieškau jai išnuomoti butą. Aš sakiau, kad aš jai padėsiu, kad bendrautume ir panašiai. Ir sužinau, kad jinai grįžo pas vyrą, kuris prieš ją smurtauja ir aš negalėjau su ja susisiekti daugiau. Ir aš supykau ant jos. Supykau ir nieko negirdėjau iš jos 2 mėnesius kokius. Ir po 2 mėnesių jinai man parašė: labas, atsiprašau, kad neatsiliepiu, kartą nerašiau, ten atsiliepk, nes aš tada nepakėliau ragelio jai. Aš tik nenorėjau su ja tiesiog bendrauti. Aš buvau supykus, aš manau, aš jaučiausi taip pat, kaip jaučiausi vaikystėje, kai jinai mane palikdavo vieną. Ir tuo metu aš irgi pagalvojau, kad tavo dukra nors jums bendrauti, padėti ir tu pasirinkai vyrą, kuris prieš tave smurtauja net. Tai aš neatsiliepiau, nebendravau ir po kažkiek laiko gavau skambutį iš tėčio, kad mano mamos nebėra šitam pasauly, kad ji negyva. Ir aš negalėjau patikėti tuo, aš skambinėjau jai, aš tuo momentu jaučiausi taip siaubingai fiziškai. Aš nežinau, kaip aš tai praeisiu, tą skausmą.
Ir kas man padėjo praeiti tą skausmą, mano tėtis. Mano tėtis kažkaip pozityvus buvo tuo laikotarpiu ir man padėjo praeiti tą netektį, bet tuo laikotarpiu po mamos mirties aš jaučiau labai daug emocijų, labai daug komplikuotų emocijų, kaip pykti ant mamos, kaip kaltę, kad aš neatsiliepiau jai, nes kai tavo artimasis pasitraukia pats iš šio pasaulio, ar tavo draugas ir panašiai, žmogus kažkoks artimas, kai jis pats kažką savo pasidaro, tu jauti labai daug kaltės, kad aš galėjau kažką padaryti kitaip ir nebūtų tai buvę. Ir aš jaučiau labai didelę kaltę irgi, kad kodėl aš neatsiliepiau, gal aš kažką būčiau pakeitus, padarius, kad taip nebūtų buvę, bet mano mama savo kažką pasidaryti yra bandžius nuo pat mano vaikystės, labai daug kartų kažkas susitikdavo, kažkas smulkmena ir jinai iškart darydavo kažką savo ir labai daug kartų ligoninėje gulėjus psichiatrinė ir panašiai. Ir labai stresingas laikotarpis buvo, reikėjo važiuoti policiją, nes kadangi ji taip padarė, nežinau dėl ko reikėjo važiuoti policiją, bet tiesiog turėjau papasakot, ar su ja bendrau tuo laikotarpiu ir panašiai. Ir man policija papasakojo, kas vyko tą dieną. Tai kas vyko tą dieną, kad jinai susipyko su tuo vyru. Jinai buvo grįžus pas vyrą, kuris, kiek man pasakojo, buvo geras jai, bet jie susipyko ir ji kitą dieną nuėjo į vaistinę, buvo išgėrus, nuėjo į vaistinę, prisipirko tablečių ir perdozavo. Ir jinai paskutinį savo momentą skambino savo draugiai. Ir jinai pasakė, kad ten viskas, tipo, aš mirsiu. Skambino mano tėčiui, mano tėtis buvo užsiėmęs ir negalėjo su tuo momentu kalbėti ir pasakė jai, kad perskambinsiu vėliau ir jinai atsakė gerai. Ir jos balsas buvo tonas ramus, normalus. Ir po kelių valandų jinai buvo mirus. Ir man jinai neskambino tuo momentu, taip kad niekad neatsisveikinau nieko. Tiesiog nebėra tiek. Ir tas laikotarpis buvo labai sunkus, bet aš kažkaip labai greit, kokias kelias savaitės paverkiau, pabuvau su tėčiu, su seneliu, savo šeima. Ir po to grįžau gyvenimą. Aišku, buvo momentų, kai verkiau, bet aš tiesiog esu toks žmogus, kuris užslopina viską. Kažkas blogo atsitinka gyvenime, paverki kelias dienas ir turi toliau eiti. Turi toliau eiti, lyg nieko nebūtų buvę. Ir aš manau, kad tą laikotarpį aš taip ir išgyvenau. Aš tiesiog paverkiau savaitę ir patojau, kuriau kontentą, tiktokus, ten laivus, taip toliau, niekur. Ir žmonėms susidarė įspūdis, kad man nerūpi, kad taip atsitiko, kad aš beširdė ir kad čia tą darau, o čia mano mama mirė, kaip čia taip įmanoma, bet aš manau, kad tiesiog aš visada buvau toks žmogus, kuris praeina kažką blogo ir man lyg tokia nuostata yra, kad atsitinka nelaimė, paverkit maks 2 savaitės ir tada varai toliau, lyg nieko nebūtų buvę. Tai aš nejau pas psichologus, nejau pas psichiatrus, nieko, tiesiog variau toliau. Ir manau, apkrovau save veiklom, kad tiesiog negalvotų apie tai. Labai pradėjau ten laivus daryti internete, ten
kūrybą kažkokia tai užsiimt, kad tiesiog apkraut save ir negalvot, kas atsitiko. Tai va, ir kažkaip praėjo ir buvo, manau, geriau po kažkiek laiko kažkaip atrodo man geriau pasidarė ir nebepergyvenau taip dėl jos mirties ir viskas buvo geryn. Ir tada po kokių mažiau nei metų ryte miegu ir man skambina senelis, sako, mirė tavo tėtis. Ir kai sužinau apie savo tėtį, kad jo nebėra, man buvo toks šokas, kokį aš nesu gyvenime patyrus. Atsiprašau, Jėzus. Ramiai reikia papasakot, bet sunku. Aš tokio šoko nesu gyvenime patyrus. Aš galvojau, kad mano tėtis gyvens ilgai, jis atrodė gan sveikas ir panašiai. Ir mano tėtis buvo mano artimiausias šeimoje. Ir aš jaučiau, ir aš tuo metu nebendravau su juo kelias savaitės. Mes dažnai bendraudavom, bet kažkaip kelias savaitės nesusiskambinom. Ir paskambino senelis ir pasakė, kad jo nebėra. Ir aš negalėjau patikėti. Ir tai buvo skaudžiausias momentas mano gyvenime. Tai va, ir aš tada nežinau, kaip aš išgyvensiu tai, nes jaučiau didelę kaltę, kad su juo nebendrau tas kelias savaitės. Ir kai žinot, kai esi viešas asmuo, yra tokių žmonių, daug žmonių manęs nemėgsta. Ir aš tą senai žinau. Bet žinai, kai tu perini kažką tokio baisaus ir dar tie žmonės, kurie tavęs nepažįsta to gyvenimo nieko, jie dar loja ant tavęs, kad tau ant tėvų buvo nusišikti, tu kalta, tu nebuvai paskutiniais momentais su savo tėvais, tu kalta, tu tokia anokia, tu bloga. Žinot, tie žodžiai negatyvus, kai ir taip tavo mintis negatyvios, jos įsiskverbia į tavo galvą. Ir aš manau, kai praradau tėtį, kai man dar žmonės visokie, aišku, labai daug žmonių mane palaiko ir daug palaikymo gavau, bet užuojautos, bet tie negatyvūs žodžiai labai įsisiurbė į mane. Ir aš giliai savo pasąmonėj turėjau tokią kaltę, kad aš blogas žmogus. Nes aš prieš jo mirtį nekalbėjau su juo ir aš nežinau, kas daros. Ir aš tiesiog jaučiuosi kaip blogas žmogus. Aš manau, tuo laikotarpiu, kai su juo nekalbėjau, aš tiesiog labai daug šūdo perėjau
ir apkrauta buvau savom visokiom problemom ir aš tiesiog, kai tu gyveni savo gyvenimą, kai tu išsikraustai iš tėvų, tu kartais, tie tėvai, tai čia man dabar problemos, man tas anas, tai tie tėvai čia dabar palauk čia, kai pakalbėsiu aš su jais čia, aplankysiu vėliau, tas anas, tu tiesiog apsikraunęs ir toliau ir tiesiog negalvoji apie tai ir manau, to laikotarpiu tiesiog daug nesąmonių praėjau ir taip ir apkrauta labai buvau ir galvojau, da paskambinsiu vėliau, paskambinsiu rytoj, paskambinsiu poryt ir kai prieš mirtį tėčio aš galvojau, dieną prieš aš galvojau apie jį ir naktį galvojau, rytoj paskambinsiu tėčiui, ilgai nebendravau, paskambinsiu aš jam, nes mes labai dažnai suskambindavom, taip aš jam paskambinsiu vėliau. Rytoj, taip grinai rytoj pagalvoju, kad paskambinsiu ir tada ryte man paskambinas Nelis ir tos mintis, kad o Dieve mano, kad kaip norėčiau laiką atgal atsukti ir panašiai ir kas ir dėl ko mirė mano tėtis. Mano tėtis turėjo kepenų cirozę, apie kurią niekam nesakė. Ir jis turėjo problemą su alkoholiu ir jis gėrė toliau. Kad ir nedaug išgerdavo, bet gėrė toliau ir kai turi kepenų cirozę, nei kiek alkoholio negalima, nes tiesiog kepenis ir kepenų cirozė kaip mirties nuosprendis yra ir jeigu tu gersi toliau, nes kepenų cirozė atsiranda dažnai dėl alkoholio, tu gersi toliau, tu mirsi. Ir mano tėtis man pasakė apie kepenų cirozę tik prieš kokius 3-5 mėnesius prieš savo mirtį, nors jis sirgo ta liga kokius 5 metus. Jisai man papasakojo, kad prieš kokius 5 metus jam daktarai pasakė, kad jeigu jis gers toliau, jis mirs. Ne, pasakė, kad jam liko kokie 5 mėnesiai gyventi. Nesakė, kad jeigu gers toliau mirs, bet kad jam liko keli mėnesiai gyventi. Ir jisai man papasakojo apie tai, kad tai buvo prieš 5 metus ir kad jis praėjo tai ir išgyveno ir gyveno toliau. Ir aš galvojau, wow, čia stebuklas ir jis man pasakė, kad jis turėjo tą ligą kepenų cirozę, bet aš nelabai gilinausi tą ligą. Aš žinau, kad jam praėjo tiesiog, jeigu jam pasakė, kad jis mirs greit, kad jam tiesiog praėjo ir viskas. Ir nelabai gilinaus, džiaugiausi, kad gyvas ir galvoju, kad tikrai nieko nebus, nes kiek mes susitikdavom, jisai mane pasitikdavo, labai toli vaikščiodavom, paskutinį kartą pavasarį, mes sutikom per jo gimtadienį, o pavasarį mes jom pasivaikščiot, kai mano mama mirė, jom pasivaikščiot, vaikščiojom, atrodo sveikas žmogus ir galvoju, kad čia praėjo jam, nebėra jokių ligų. Pasirodo, jisai kelias savaitės prieš savo mirtį jautės labai blogai ir nėjo pas daktarus, nieko nedarė dėl to ir mirė. Ir aš nežinau šito, nieks man nesakė ir nežinau. Ir jaučiaus labai daugiau tokių minčių, kilo į galvą, o kas į tas, o kas į anas ten. O kas jei būčiau paskambinus, o kas jei būčiau... Todėl aš nežinojau. Jaučiaus vėl kalta, kodėl aš nepaskambinau. Ir taip staigiai viskas įvyko ir visas tas laidojimo procesas, visa kita, savo tėvus laidot. Taip netikėtai, labai traumuojanti patirtis. Aš savo tėvų nešarvojau, nes nenorėjau jų matyti negyvų karste. Norėjau savo paskutinius prisiminimus savo tėvais prisiminti, kaip jie buvo gyvi, kaip juos mačiau gyvus. Ir prieš tėčiui mirštant, aš jam buvau užsakius dovaną labai fainą. Ir pamenu, kai buvo jo gimtadienis, jam buvo atvežus, jis labai norėjo, labai manęs prašė kepurės Žalgirio, nes jis labai didelis Žalgirio fanas. Tai jam nupirkau tą kepurę, atvežiau dovanų ir jis labai apsidžiaugė, apsiverkė dėl kepurės. Ir
Po to ant kalėdų jam buvau užsakius maikę Žalgirio su jo vardu. Tai jis labai apsidžiaugė, manau irgi, nes čia dar fainesnė dovana nei kepurė. Ir aš džiaugiuosi, kad bent tas dovanas padovanojau, kad padariau jį laimingu tuo laikotarpiu. Kad ne tai, kad nupirksiu, padovanosiu vėliau, palauk. Jis labai manęs prašė tų dovanų ir aš tiesiog nupirkau, sakiau jam. Bet aš tiesiog kartais pagalvoju, kad kaip aš norėčiau vėl su savo tėčiu pakalbėti. Su mama nebuvau labai artimos ant galo pačio. Tai kažkaip net taip komplikuotai ir sunku buvo, kai ji mirė, kad ir kaip žiauriai skambėtų. Aišku, sakau, buvo sunku labai, bet aš labiau jaučiau pyktį mamai. Kad kodėl ji tai padarė, kodėl tiesiog. O dabar jaučiu tik gailestį jai. Bet tėčiui aš labai jo pasiilgau, labai pasiilgau su juo bendrauti, su juo sutikti, su juo pakalbėti. Jis buvo geras žmogus, mano tėvai, mama ir tėtis, mama, kad ir kiek problemų turėjo ir kad atrodė, kad nesirūpina manim, jis vis tiek buvo geras žmogus giliai širdį. Jis tiesiog turėjo daug problemų. Mano tėtis irgi buvo geras žmogus, bet jis irgi turėjo daug problemų. Mano mama turėjo problemų su santykiais, su vyrais, su žmonėm, kurios prisidėjo savo gyvenimą, savo psichiką, su... Tiesiog daug problemų turėjo, tėtis turėjo problemų su priklausomybė ir galų gale jį nužudė tą priklausomybę. Ir prieš kokį mėnesį 2 kalbėjau su seneliu telefonu ir sužinojau, kad mano tėtis prieš kažkiek laiko prieš mirtį savo vienai pažįstamai pasakė, kad jis nebenori gyventi. Ir kai sužinojau tokią informaciją, vėl kirto labai per širdį, todėl kad niekad gyvenime nesu girdėjusi iš jo tokių žodžių. Niekada gyvenime, kad ir ką aš pati paraidavau, jam pasakodavau, kad nebenoriu gyventi, taip toliau, kai ten depresijos užeidavo, jis viską žinodavo. Niekad gyvenime jis pats sakydavo man ten, gyvenk čia, man irgi ten būna, bet čia reikia gyventi, čia kur čia, tai toliau jis vis dar taip sakydavo, man taip reikia gyventi čia. Ir kaip ir su sveikata, jis man sakydavo, kažkas blogai buvo su sveikata, jis man sakydavo, rūpinkis sveikata, gydykis ir taip toliau. O pats nesirūpino savo sveikata, pats galvoja tokias mintis ir aš nežinojau. Ir jo, ir labai, sakau, iki šiol. Praėjo kokie jau beveik metai po tėčio netekties. Ir kartais tas kaltės jausmas, kad aš su juo nekalbėjau, ir gailestys, ir ilgesys grįžta. Jis grįžta. O dėl mamos kaltė irgi, kad tiesiog tokios mintis, kad kodėl ji tai padarė, galėjo man atsiliepti ir mes būtume ten vis tiek būtume po kažkiek laiko vėl bendravę. Aš jai neatsiliepiau paskutiniu momentu, kai mes kalbėjome, nes pykau čia, bet būčiau vėl po kažkiek laiko bendravus, nes visada pas mus tai būdavo su mama, kad mes nebendraujam, tai po kažkiek laiko vėl bendraujam. Ir žinau, kad ji man bandė susiekti su manim, aš pykau, bet tas pyktis mano būtų praėjęs, būtume vėl bendravę. Aš tokia esu, aš nelaikau pykčio ant žmonių. Ir čia būtų paskambinus man ir aš būčiau ją ten išnuomavus butą ir būtų gyvenus ir būtų viskas gerai, tiesiog reikėjo nuo tų vyrų pabėgti, taip toliau. Tiesiog tokias mintis, o su tėčiu, kad ant tėčio irgi pyktis, kodėl jis, žinodamas, kad turi tokią ligą, kurią sukelia alkoholis, jis vis tiek gėrė, kodėl jis man tas 2 savaitės nieko nesakė,
neprašė pagalbos, nieko. Mano tėtis žinojo, kad aš jam padėti galiu. Aš jam pinigus siųsdavau. Jis žinojo, kad aš galiu jam padėti. Jis žinojo. Jis nieko nesakė, bet jis, sakau, jam senelis sakė kviestis greitai, važiuoti į ligoninę. Jis sakė, aš niekur neįsiu, man praeis, man čia nieko nėra. Tai gal jis taip galvoja, kad, čia nieko tokio ar ką, nežinau, bet pyktis toks ant tėvų, kodėl jie taip, kodėl jie taip savo gyvenimą, gyvybę, kaip kokie nieką žiūrėjo. Bet tada aš supratau, kodėl. Nes po kažkiek laiko, po visų tų išgyvenimų, man pradėjo labai pilvas skaudėti. Ne vieną dieną taip protarpiais, užeidavo didelis pilvo skausmas, praeidavo, o po to vasarą tas skausmas pasidarė ūmus ir lėtinis. Kasdien. Nei valgyt, nei gert, negali, skauda pilvą. Pavalgai, atsigeri vandens, kaip su peiliais per pilvą praeina. Pasidariau milijonus tyrimų. Guliau ligoniniai, nes ėjau pas psichiatrę, pasakiau, kad nebenoriu iš to skausmo gyventi. Nes labai skaudėjo pilvą, ant tiek, kad gyventi nebenorėjau. Mane paguldė į psichosomatinį skyrių, išrašė antidepresantų, nes jie galvoja, gal čia psichosomatika, gal čia iš nervų ar ko skauda. Po to aš grįžau iš ligoninės, tas skausmas nepraėjo. Ir tada aš dariau dar tyrimų. Ir sužinau, kad turėjau žarnyno uždegimą. Bet žarnyno uždegimas jis praėjo man. Rezultatus kaip jo ir nebėra tų uždegimų. Tada skrandyje bakteriją rado, bet ta bakterija nieko man nesukėlė. Jokių erozijų, opų, nieko, žaizdų nieko, bet man skauda pilvą. Ir gydaus visą kitą, bet vis tiek skauda ir aš galų gale pradėjau eiti pas daktarus visokius netradicinės medicinos. Nes aš kažkaip tikiu, kad kai yra skrandžio pilvo problemos, mes gydomės galim išsigydyti maistu, žolelėm ir visokiais kitais, gamta tiesiog, aš manau. Kažkaip pradėjau tikėti tuo. Ir nuėjau pas netradicinės medicinos gydytoją, kuri patikrino mano hormonus ir pasakė, kad aš esu lėtiniam strese. Kad pas mane yra pastoviai tas fight or flight mode, tipo kovoti arba bėgti būsena pas mane yra visą laiką. Žinot, kokia ta būsena yra fight or flight? Kaip, pavyzdžiui, kažkas blogo atsitiks. Kai labai išsigąstat, kažkas blogo atsitiks ir tavo kūnas yra arba tu sustingsti, arba tu bėgi. Ir aš galvodavau, kad tas flight or fight būsena tokia pas man yra, kai kažkas blogo atsitinka, kai patiri panikos priepuolį, kai išsigąsti ir panašiai. Pasirodo, tu gali toj būsenoj būti ir net nejaust tos būsenos. Tiesiog tavo pasąmonė užsifiksavus ant to ir tavo kūnas pastu yra toj būsenoj, bet tu nejauti to. Ir aš esu pasąmoniai visada toj būsenoj. Ir jie atsiranda dėl nerimo, dėl streso didelio ir panašiai. Ir kadangi aš praėjau tokių baisių dalykų per 2 metus, mano kūnas tiesiog nebemato nieko kito, tik streso. Ir jis išsikabliavo ant chroniško streso. Ir manau, tas stresas perėjo mano kūną, nes nėra tai buvo gyvenime, kad man kažką taip skaudėtų.
kiek aš lygų esu sirgus, taip toliau, daug lygų esu sirgus, praeina viskas greit. Labai greit man praeina lygos. Bet šita 6 mėnesiai aš jaučiu skausmą. Ir tik, kai pasidariau tyrimus hormonų, sužinojau, kad mano virškinimas yra sulėtėjęs, kad esu chroniškam strese ir panašiai. Ir kad ir ta bakterija pylori, jinai labai mėgsta stresą. Ir jinai, kai tau yra stresinga būsena, jinai suaktyvėja ir pridirba ten tau šūdų. Nes labai daug žmonių šitam pasaulyje, ten 50 daugiau procentų turi pylori bakteriją. Ir nieko nejaučia nuo jos. Nieko neatsitinka nuo jos jiem. Bet kai kuriem labai atsitinka. Ir aš manau, kad ir žarnynas mano sustreikavo, uždegimas atsirado, ir ta bakterija pradėjo man kenkt dėl mano būsenos, dėl tų išgyvenimų, ką patyriau. Ir dabar gyvenu su tom pasiekmėm. Ir dabar, kad ir būna, aš nejaučiu skausmą, jaučiuos normaliai. Pavyzdžiui, 2 dienas nejaučiu skausmų. Dabar. Bet negaliu džiaugtis, nes grįžta tie skausmai. Bet manau, kad daug ką sudaro jau mano įsitempimas ir mano būsena psichologinė. Aš nesu laiminga, aš nesijuokiu, aš labai retai juokiuos, aš labai retai jaučiu kažkokią tai laimę savyje. Aš jaučiu įtampą, stresą ir nerimą visą parą kasdien. Aš labai dažnai verkiu, aš naktim verkiu. Ir tiesiog esu lėtiniam strese. Ir tas netektis, tie skausmai pilvo sugadino mane. Labai. Ir labai sunku. Kai prasidėjo skausmai labai dideli, atrodo, prieš skausmus jau buvau kažkaip pragyvenus, tas netektis kažkaip buvo geriau. Bet tada atėjo tie skausmai. Ir dabar, kai yra tie skausmai, kadangi esu labai liūdna visą laiką ir depresuota, sapnuoju savo tėvus kiekvieną naktį, prisimenu juos ir liūdžiu labai. Atsibudus, kai žinau, kad jų nėra, paskui sapnuoju tėvus savo. Bijau valgyt. Tokį kaip valgymo sutrikimą dabar turiu, kad atrodo, suvalgysiu kažką ir man skaudės pilvą. Tai tokie santykiai su maistu blogi pasidarė. Bet aš manau, kad aš tą skausmą dažnai pati iššūkiu savo. Nes mūsų pilvas, mūsų skrandis, žarnynas yra mūsų antros smegenys. Ir kai mes esam strese ir panašiai blogose emocijose, pilvas, visos emocijos eina į pilvą. Kai tu esi strese ir panašiai, tavo pilvas nebenori virškinti. Man, pavyzdžiui, būna, kad jeigu aš patiriu didelį stresą, jeigu turiu panikos ataką kokią, aš labai daug kakoju. Labai tualetą pradedu varyti. Yra buvę, kad patyriau didelį stresą, norėjau vemti. Ir manau, dauguma jūsų yra buvę, kad patyrėt kažkokį stresą ir norėjot vemti. Norėjot tualetą, ar ten, kad tiesiog pradėjo sukti vidurius. Kažkas tiesiog, bloga. Ir kai esi strese visą parą, kasdien, tavo pilvas, jis nebenori, jis dirbti. Ir aš tiek gydymo būdų bandžiau. Antibiotikus, natūralius ten, visokius ten. Ir skauda pilvą vis tiek. Maitinuos sveikai. 6 mėnesius mano mityba tobula. Nevalgau maisto, kurį sunku virškinti. Bet suvalgau lengvą maistą, košę, sriubą.
Atrodo, stovi pilve, tas maistas nevirškina jisai. Tiesiog, nežinau. Ir tai aš manau, kad dabar tai yra jau ne dėl pilvo kažkokių problemų, kad ten kažkas blogai, nesakau, rijau žarną, pilvas gražus, viskas gerai. Dariau kolonoskopiją, paėmė biopsijas, rado uždegimą, buvo aukšti rodikliai, jie nukrito iki normų beveik, viskas normaliai atrodo. Bet man skauda, lyg turėčiau vėžį. Ir tas labai irgi gąsdino, kad man vėžys. Ta prasme, nieko neranda, tai čia turbūt kažkoks vėžys. Ir slaptas, apie kurį aš nežinau. Reikia eiti pas dar 20 daktarų, kad man pasakytų, kad kažkas, kas yra man. Bet aš manau, jau nebe pilvą reikia susifokusuoti, jau apsiraminti ir gydyti galvą labiau, apsiraminti tiesiog ir kad ir jaučiu aš tos skausmus, nes kadangi dabar yra streso pasekmė, susigadinęs virškinimas ir panašiai, skausmai visokie atsiradę, kad ir tą pereinu, reikia rasti kažką gero gyvenime ir kažko džiaugtis, nes įtampa, stresas, nerimas, jis dar pablogina situaciją mano viso kūno. Tai vat, ir labai sunku bus, ir sakysit, galvosit dabar, gal jau komentuojat, tai eik pas psichiatrą, psichoterapeutą, taip toliau. Aš bandžiau antidepresantus, bet man jie nelabai padėjo. Galbūt reiks keisti kitus, arba iš visos nustoti gert, nes aš pradėsiu eiti psichoterapiją greitų metų. O su pilvu, ką darysiu, tai nežinau. Viską išbandžiau ir galbūt susifokusuoti ir labiau reikia ne į kūno, tas visokius dirglius, o į savo emocijas, kaip reaguoju į tai. Bet ką noriu pasakyti, kad jeigu patirėt kažką blogo, išperėjot kažkokius išgyvenimus, ar esat skausme, ar netektis patyrėt, žinokit, kad nesat vieni. Ir kad aš jūs suprantu. Ir kad aš jūs jaučiu ir kad jeigu jaučiatės, kad esat dugne didžiausiam savo gyvenime, žinokit, kad aš irgi taip jaučiuosi. Ir aš nežinau, kaip reiks judėti prieki. Ir kaip kažką gero gyvenime vėl rast. Aš žiūriu video savo senus, kokia buvau seniau, ten juokdavau, šipsuodavaus, ten dabar žiūriu save dabartinę ir nebepažįstu savęs. Ir labai sunku. Tai vat, ir nežinau, kaip reiks judėti prieki. Ir kad ir dabar man kaip ir neskauda pilvo, bet labai pradėjau, apsiverkiau, stresavau, man pradėjo dabar kairį šoną skaudėti. Ir pūst pilvą pradėjo. Ir man bloga dabar. Tai vat, nežinau, labai sunku, bet ką noriu pasakyti, kad toks update mano gyvenimo. Ir kad jeigu patirėt kažką sunkaus gyvenime, jūs ne vieni esat. Ir žinot, labai daug kartų per šios 6 mėnesius, kai prasidėjo skausmai, esu galvojus apie pasitraukimą iš šio pasaulio. Bet aš esu tas žmogus, kuris bijo mirties. Ir turiu senelį, turiu kitų giminių, nenoriu jų skaudinti ir kitų artimų žmonių turiu. Nežinau, kaip paveikia netektis žmonės.
ir kaip kokią aš naštą uždėčiau ant kitų, kuriem rūpiu, jeigu imčiau ir pasidaryčiau savo kažką. Ir turiu kažkiek vilties, kad gal šitas pragaras kažkada praeis. Ir jeigu aš dabar kažką pasidarysiu, gal aš praleisiu progą vėl būti laiminga kažkada. Nors 6 mėnesius gyvenu su skausmais ir su dideliu stresu ir su dideliu liūdesiu. Ir atrodo nesibaigs niekada. Gal reikia turėti vilties ir tikėtis, kad o gal baigsis. Tai to savo linkiu. Tai vat ir Luna atėjo video. Ir jeigu kažką pasidaryčiau, palikas su kuo Lunytė būtų. Čia mano vaikas. Čia mano vaikutis. Su kuo katytė būtų. Be mamytės palikčiau savo vaiką. O ne. Taip. Tai vat ir žinokit, kad aš esu su jumis. Ir pasidalinkit komentarus savo istorijom. Ir jeigu turit ką papasakot, aš žinau, kad dauguma jūsų turbūt turi ką papasakot. Ir jeigu pažiūrėt visą video, malonu. Ir linkiu visiems sveikatos ir laimės. Ir savo linkiu to kažkada. Tikiuosi kažkada pažiūrėsiu atgal, po kažkiek laiko pažiūrėsiu atgal ir pasakysiu savo, aš tai praėjau ir aš džiaugiuosi, kad aš nepasidaviau ir tikiuosi aš irgi. Tikiuosi ta diena iššaus kažkada man. Ir tikiuosi, jeigu jūs per kažką praeinat, jums irgi ta diena iššaus ir nepasiduokit. Mes galim tai. Tikiuosi. Mes galim. We can do this. Tai vat pradėsiu psichoterapijas. Ir kažkaip susiimti reiks gyvenime. Tai va toks video. Ačiū, kad žiūrėjot. Atrodo baisiai nusiverkus. Bet ant galo jum va. Lunytė murkianti. Pažiūrėkit, vat norėčiau būti kaip Luna. Norėčiau grinai kaip Luna būti. Guli savo murkį laiminga ir nieks tiesiog nerūpi. Svarbiausia pavalgyti, pamiegoti viskas. O ne? Lunytė. Tai va mes su Lunytė jums sakom ate. Ir linkiu visiems pozityvo ir laimės. Ir nepasiduoti ant gyvenimo. Tai va. Ate. Ate. Luna, sakyk. Ate. 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 Ate.